Novastar kalėdinių dovanų pasiūlymai. Ne tik dovanoti, bet ir apsidovanoti. Didžiausioms metų šventėms Novastar padės apsipirkti be streso su itin patogiom dovanų adresatų kategorijom ir žinoma prieinamiausiom kainom. Išmanieji dulkių siurbliai robotai Dream su nuolaidos kodu STT Dream atsieis 10 eurų pigiau. Kokias skaitmeninės madas ir vėl diktuoja jauni vaikinai? Koks 70-ųjų menas grįžo į madą? Ką mums atnešė šuniukas ir žinoma, ko jūs prikėlėte į Demiko subredditą? Į visus šios klausimus ir daugiau šiandieninėme 133 žinių epizode atsako socialinių tinklų tarnyba. Su jumis Paulius Mykolaitis ir man yra be galo malonu, kad įsijungėte. 130 žinių epizode kalbėjome apie vienišų jaunų vaikinų inicijuotą savęs tobulinimo trendą žiemos arką. Praeitoje serijoje aptarėme naująjį vyrų psichinės sveikatos talismaną ramų vaikiną, o šiandien turime vėl į tą pačią auditoriją nukreiptą skaitmeninę madą, tas vyriškas potraukis pamažu čia nukraujuoti. Šis memas referuoja į populiarią medijos ir literatūros tropą, kuomet pagrindinis veikėjas, dažniausiai vyras, neatsilaiko prieš savo sužalojimus ir miršta taikiai, vienatvėje, ramioje ir neretai vizualiai estetiškoje vietoje. Geriausias tokių pavyzdžių žinoma yra Ryano Goslingo įkūnytas pareigūnas K 2017 mokslinės fantastikos epe Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049. Trendo pirmtakas - šis apsnigtas dar 2020 kovą Stambule užfiksuotas suoliukas. Nuotrauka ribinių erdvių subreddite pasirodė tų pačių metų birželį, o jau šių metų spalį X platformoje įgavo savo kruvinąją antraštę. Taigi jaunuoliai iš viso pasaulio ėmė dalintis nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš įvairių apsnigtų vietovių su tuo pačiu prierašu - tas vyriškas potraukis pamažu čia nukraujuoti. Teisingai, šis skaitmeninė mada vis dar yra populiari ir šiandien, nes, pats turinys iš savęs reikalauja sniego. Taip, aš suprantu, kad jo jau beveik nebeturim, bet tikimybė tokio sulaukti gruodį yra didesnė nei birželį, nors čia pas mus Lietuvoje gal net nebūtinai. 1970-aisiais Japonijoje gimė ir išpopuliarėjo be galo elementarus, tačiau estetiškai patrauklus laiko praleidimo būdas - rašiklio sukiojimas tarp pirštų. 97-aisiais atsirado pirmoji čia veikla užsiemančių entuziastų bendruomeniai dedikuota internetinė svetainė, o jau 2004-aisiais įkurta universali rašiklių sukiojimo valdyba, kas iš esmės buvo tiesiog forumas, kuriame galėdavai rasti reikiamos informacijos šio amato tobulinimui. Ateinantį dešimtmetį rašiklio sukiojimas tarp pirštų išgyveno tikrą aukso amžių. Štai tokios šio dabar jau praktiškai sporto kompiliacijos YouTube prie ekranų surakindavo 10 milijonų žiūrovų. O tokie gifai Reddite pelnydavo 100 000 simpatijų. Tiesa, šiais laikais siekiant susilaukti peržiūrų, tarp pirštų galima sukioti bet ką, o ir meistriškumas tikrai nebe pirmaeilis prioritetas. Jo, kažkaip ypatingai gerai algoritme pasirodo dešros traukiamos iš karšto oro fritiurkių. Manęs neklauskite, aš tam šūdu per senas. Čia mano prieš paskutinė laida. Jeigu pirmų dviejų reportažų reiškiniai reikalavo išsamesnio paaiškinimo su daugiau konteksto, tai trečiajame šitos problemos mes tikrai neturime. Ouch.
Ir viskas. Gruodžio 7 dieną populiari Ugandos londonietė riedutininkė Kristabelė Aliker, liaudiškai tariant, pagavo zuikį ir TikToko algoritmo buvo apdovanota 73 milijonais peržiūrų. Nereikia ten aiškinti, apie ką šitas video, kodėl šitas video, kas jo pradininkas ir kokia pagrindinė mintis. Ne, tiesiog ką matai, tą ir gauni. Norite pasidalinti nemaloniausiomis ir gėdingiausiomis savo gyvenimo akimirkomis, bet nesate jų užfiksavę jokiais video ar foto prietaisais? Nebėda, čia jums padės garsus Mapetų personažas karališkoji krevetė Pepė ir jos tuščias ir negyvas žvilgsnis į tolumą. Nors turiu pasakyti, techniškai karališkoji krevetė Pepė Mapetų visatoje yra bičas. Can I help you? I'm just reading the copy. No, that's not the copy. Look, eyes up. Then I'm looking at your legs. Tiesiog lietuviškai normaliai nesiverčia. Prie šio žavaus padarėlio pridedame Madonos kūrinio kaip malda Deadpoolo versiją ir galime dalintis asmeninėmis istorijomis be jokios gėdos ar gailesčio. Pepė šiai dienai yra sugeneravęs labai ekstensyvę šio memo kolekciją ir dažniausiai autorių pasakojimai būna ganėtinai ilgi. Bet kad būtų lengviau įsivaizduoti, štai pavyzdžiui vienas publikuotas gruodžio 7 dieną ir peržiūrėtas net 27 milijonus kartų. Vieną kartą mano gimda nusprendė vienu kartu išskirti visą savo gleivinę, o aš pamaniau, kad man persileidimas. Taigi sudėjau ją į plastikinį maišelį, nuvežiau į priimamąjį ir mane priėmęs vyriškis daktaras būtent taip spoksojo į mane su maišeliu mano mėnesinių savo rankose. Jo, gal kažkaip keliaukime prie keturkojų reportažo. Turėjome šuniuką sviestuką. Sviestušo. Šuniuk su sviestuku. Sviestuk šuniuk. Šuniuk su ant jo sviestuks. Sviestuk šuniuk. Šuniuko sviestuku. Šuniuk su sviestuku. Sviestušo. O dabar turime šuniuką obuoliuką. Ši nuotrauka į paveiksliukų talpinimo platformą Imgur pateko dar 2013-aisiais. Su antrašte žiūrėk, aš tau atnešiau obuoliuką. Prieš kiek mažiau nei mėnesį TikToko vartotojas Faetonas nusprendė prikelti šį mielą keturkojį, o tam žinoma pasitelkė dirbtinio intelekto video generatorių, konkrečiai šiuo atveju Minimax AI. Taip, rezultatas toli gražu nestulbinantis, bet tai nesutrukdė autoriui pritraukti pirmus 3,5 milijono peržiūrų ir inicijuoti virusinę dirbtinio intelekto memo bangą žavėjusią 100 milijonų. Šie karščiavimo košmarai buvo tokie populiarūs, kad dabar oficialioje Minimax dirbtinio intelekto svetainėje yra atskiras puslapis pavadinimu Obuolio šuo, kuriame pateiktos išsamios instrukcijos, kaip nuotraukas paversti vaizdo įrašais. Pagrindinis šiandienos reportažas – Hopeless Core arba beviltiškoji estetika. Tai yra toks video žanras, kuomet įvairūs legendiniai statusą įgavę internetiniai vaizdeliai ir epizodai yra performatuojami į įkvepiančią vizualinę poeziją. Bet kaip sakoma, geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti. But can I be honest, y'all? I don't want a job. I don't even want a job. OMG. Please, somebody. I don't want a job. I don't want to work. Just give me the money. I don't know who the fuck need to hear this. I don't know who to hear. It's colder than a fucking lizard ass. It's cold as fuck out here, man. It is fucking cold. I don't know who the fuck turned the thermostat down, but it's cold in a motherfucker. Right now I can't afford a vacation, so I'm just gonna drink until I don't know where I'm at. Manoma, kad šį metų galo memą ir dar tokį, kuris mano nuomonė laisvai pretenduoja į 2024 geriausių memų topus, pradėjo pačių žanrų pavadintos TikTok paskyros autorius, o pirmajai savo publikacijai pasirinko 7 metų senumo interneto grynuolį piktąjį mechaniką Ferdi. Sorry. Fuck you, mate. Sorry. Fuck you. What the fuck are you doing? So I crashed. What do you mean you crashed? I just hit my head. You crashed. How you coming fast? Why you fucking coming fast? What the fuck are you doing? So I crashed. What do you mean you crashed? I just hit my head. Don't go anywhere. Don't go anywhere. You hit me and I just hit the car with my head.
Fuck you. Nežinau kaip jūs, mėly žiūrovai, bet aš beviltiškosios estetikos dėka šį mėnesį praradau tikriausiai kokių bent 10 valandų brangaus miego, kurio aš niekada nebeatgausiu. O jūs dar galite atgauti 15% nuo galutinės kainos, jeigu pirkdami hosting ir hostingo planą panaudosite nuolaidos kodą Viso Gero STT. Nauji metai jau visai už kampo ir visiems žadantiems versti naują lapą rekomenduoju puslapį. Internetinį puslapį. Svetainė, jeigu taip tiksliau, ir nėra geresnės vietos tai padaryti kaip hostingas. Svetainės dizainą išsirinksite iš daugybės profesionalų kurtų šablonų arba susigeneruosite dirbtinio intelekto pagalba, o visus jos elementus persistumdysite pagal save drag and drop tinklelyje. Jeigu pasimsite planą business, tai ne tik turėsite prieigą prie absoliučiai visų DI privalumų, kurie jums žiauriai pagelbės ne tik su techniniais svetainės aspektais, tokiais kaip tinklalapių lankomumas ar lankytojų elgsena, bet ir su kūrybiniais, tokiais kaip tekstai ar paveiksliukai, bet tuo pačiu jums priklausys ir nemokamas domenas, elektroninio pašto paslauga ir visas e-commerce įrankių paketas. Taigi įprasminkite savo hobius, įdarbinkite savo verslo idėjas, įrėminkite savo gabumus adresu hostinger.lt/STT ir dar kartą nuolaidos kodas vienas žodis Viso Gero STT. Ponios ir ponai, sveiki sugrįžę į socialinių tinklų tarnybą ir sveiki sugrįžę į Demiko subreddito apžvalgą prieš paskutinę iš visų šitame kanale, jeigu taip jau tiksliai, nes šiaip tiesiog Demiko subreddito apžvalga kaip atskira memo apžvalga nuo kitų metų persikelia į mano pagrindinį kanalą. Tai Reddito aš tikrai nepaleidžiu, bet STT laidoje ir Laisvės TV X kanale, tai čia yra prieš paskutinis toksai segmentas. Aš šiandien esu su kepure visiškai nebe priežasties, o dėl to, kad 2 dienas nesiploviau galvos. Ir šitą klausimą tiesiog sprendžiu taip pat kaip visas savo didžiausias atsakomybės. Uždengiu ir tikiuosi, kad kitos dienos Paulius su to susitvarkys. Dar prie to paties kaip super bonusą galite išgirsti mano skalbenkę fone. Tai labai profesionalu iš mano pusės. Nedėkokit ir einam pasižiūrėti, kokių memų sukūrėte. Tiesa, kai kas skaudina. Krabas yra rusų kekšė, Ryto fanai su Žalgirio fanais. Vienas iš tų kartų, kai šitos dvi bendruomenės didžiausios poliarinės priešingybės ir priešai susivienyje. Tai susivienijo su šituo šūkiu, bet šiaip jau bent 2 metai, bent kartą Ryto ir Žalgirio varžybose susivienyje tam visiems gerai žinomam Putin hulo la 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 šūkiu irgi. Tai jo, labai gerai, labai smagu, pasidžiaugim ir pažymėkime tai, bet tai nėra teoriškai pats pirmas kartas, kai šitos dvi bendruomenės susivienyje, jeigu taip techniškai šnekant. Slei TV3, Visvaldas Matijošaitis, rusų. Gerai, privalau visus informuoti, kaip memas šis vizualas labai geras ir labai juokingas ir beje teisingas, bet tai yra montažas, tai yra retušuota nuotrauka. Niekada jokiame TV3 reportaže Visvaldas Matijošaitis nebuvo pristatytas kaip rusų kekšė. Tai čia toks kaip ir truputuką fake news, bet šiaip tiesiog yra juokelis ir memas, bet tik kad visi būtumėm toj pačioj temoje, okay? Kad nebūtų paskui jokių, va, žiūrėkit, skleidžia fake news. Laukiam kalėdinio stebuklo, kaip kalėdų senelis nušaus į galvą Vladimirą Putiną. Konkrečiai tokio stebuklo tikriausiai dar reikės palaukti, man tiktų, kad bet kas jį nušautų į galvą. Kalėdų senelį, jeigu jūs nerasit tam laiko, tai tiesiog deleguokit darbus kažkam kitam, turit daug nykštukų. Aš esu tikras, kad bent vienas iš jų sugebės naudoti snaiperiu. Aktualijos iš Sirijos, štai taip atrodo 3 dienų. Jeigu tiksliai pamenu, ten perversmas įvyko liktais per 11 dienų. Kažkas kosmiškai greitai, tikrai taip. Juodesnis, kai gydytojas sako, kad pasveiksi, bet tada tave aplanko Žalgirio komanda. Krabas yra rusų kekšė, štai dar viena faktinė publikacija su Skirmantu Malinausku. Meras yra rusų kekšė. Puikus montažas, tikrai. Sodros rezervas ir ateina socialdemokratai. Labas rytas, saulelė, pensijų kelimas, PVM lengvatos, didinami vaiko pinigai, nemokamas maitinimas, palūkanų kompensavimas. Tiesim kelius. Yes, pažadų virtinė, važiuojam. Kalėdos žmonės, kurie džiaugiasi visomis kalėdų eglutėmis, žmonės, kurie lygina miestų kalėdų eglutes. Wow. Žinot, kodėl man šitas ypatingai skauda? Aš šią memo apžvalgą įrašinėjau gruodžio 15 dieną, tai yra sekmadienį. Ir kiekvieną sekmadienį mano Twitch'o kanale vyksta gyvo vaizdo transliacijos. Kai tik baigsiu šitą įrašinėt, aš darysiu gyvo vaizdo transliaciją savo Twitch'e ir mes darysime miesto eglučių tier listą ir lyginsime visų miestų kalėdinės eglutės. Karolis sunkiai dirbo, kad mes... Oi, palava. Sunkiai dirbo tam, kad mes galėtume šiandien šitą streamą pasidaryti. Aš kai tik baigsiu rašinėti šitą apžvalgą, aš būsiu tas apatinis Mikė Pūkuotukas su bėgančiam seilėm ir išlindusiais dantimis. Problema – Netflixas. Ar jūs vis dar žiūrite kažkieno dukra? O, Jėzus Marija, okei, ne. Patraukime gal šitą iš eterio, ačiū labai.
Jo, okei, jo, super. Nuo meškos ant lokio, ar koks ten yra pasakymas? Kultūros nerasta. Matome rusų kultūrą. Pagrobtus 10 000 vaikų į Rusiją, be atodairos mėtomas bombas ant Ukrainos miestų ir specialų elektros pastočių naikinimą prieš žiemą. Vykdomas fucking genocidas prieš ukrainiečių tautą ir matome, kaip rusų tauta reaguoja. Jie palaiko savo diktatorių. Nėra ką kalbėti apie jų kultūrą. Geras rusas yra išimtis ir prieš kažką darydamas ar koncentruodamas turėtų pasakyti slavą Ukrainai. Tada galima šnekėti. Naujasis ministras Birutis dėti neigiamą štampą rusų kultūrai yra neadekvatu. Ir rimtai, pirmas jūsų išstojimas tapus kultūros ministru yra apie rimtai. Jūs realiai esat neadekvatus, jeigu toks yra jūsų literaliai pirmasis išstojimas, vos ne jūsų naujoji vizitinė kortelė. Kai pasižiūri, kokie žmonės egzistuoja, netoks ir durnas jaučiuosi. Kristina Šulikienė, tikriausiai visi dar tyliausis suglaudę, nors panašiausia į atominės bombos sprogimą, o atsiuntė siuntinį Vokietiją su Ispanijos vėliava, nors kažkodėl kalčiausias Putinas. Kristina tikriausiai tiki sena gera skalbimo mašinos sąmokslo teorija. Kodėl nebereikėtų skalbti rūbų skalbenkėje? Aš iš tikrųjų visą gyvenimą net neskalbiu skalbenkėse, nes jos visos užprogramuotos taip, kad paliktų chemikalus. Jūs visi esate nuodėjami visur. Rožės raudonos, įvertinkim viešumo svarbą. Nuo homoseksualų gydęs psichiatras atleistas iš darbo. Gerai, visų pirma, šitas ketureilis fucking nesirimuoja, arba aš jį kažkaip netai perskaičiau, bet čia kas čia prieš vis, čia pas mus Lietuvoje ir čia kas čia per dalykas. Sovietinės okupacijos metais nuo homoseksualumo gydęs psichiatras Aleksandras Alekseičikas Kirinovas atleistas iš Lietuvos miesto psichikos sveikatos centro. Šiandien paskutinė darbo diena, nuo rytojaus nebedirba. LRT patvirtino centro direktorius Martynas Marcinkevičius. Aš tai įvertinkit jūs viešumo svarbą dabar. Rožės raudonos, pigu.lt uostik šlepą. Nauji vyrai ir moterys, aukštos kokybės 3D 5 spindulių žvaigždžių karinis diržas, senas SSSR armijos diržas, patriotiškai išėjusia karių drobės džinsų diržai. Aš neteisinu jų jokiais būdais. Ta prasme, tokius šūdus tiesiog reikia prasivalyti iš savo parduotuvės. Čia kaip minimum turėtų būti administracinė bauda už komunistinę sovietinę simboliką. Bet tiesiog aš manau, kad yra koks nors tiesiog sukurtas botas, kuris perkelinėja ten iš kokių nors dropshipinimo parduotuvių bet kokį turinį, tai yra bet kokias prekes. Jom sukuria va tokius va debiliškiausius pavadinimus tik tam, kad tie debiliški pavadinimai atsirastų paskui SEO paieškose ir kad būtų visi reikiami raktažodžiai. Ir aš manau, kad kai kurių prekių net tos pardės net neturi, jos tiesiog išsitestuoja su algoritmu, ką galbūt galimai pirktų internetinės parduotuvės lankytojai ir paskui gal jie tada pasidaro kažkokias įžvalgas, iš kurių daro užsakymus. Vėlgi, neteisinu ir blogai, ir pigu.lt iš tikrųjų, nu tiesiog what the fuck. Tikiuosi, jūs gausit baudą už komunistinę simboliką, bet realiai šnekant, sakau, ten aš manau, kad čia koks nors yra AI dalykas. Remigijus Delulų Žemaitaitis, o dieve, 1,5 minutės Remigijus, nu okei. Bandymas kapstytis po praeitį, nežinau, ar tai duoda naudos. Man asmeniškai tai neduoda. Tai aš turėčiau riepti, kad konservatoriai yra pedofilų partija, nes pas jų buvo Bartaševičius, nu aš generikai. Jis nenuteistas, ar ne? Jo, dar neįrodyta, kad jis pedofilas. Bet ikiteisminis tyrimas vyksta panašiai. Jeigu mes kalbame apie tą, tai aš turėčiau liberalų sąjūdį vadinti korumpuotą kyšininkų partiją, nes visa partija nuteista. Bet aš nevadinu taip. Tai aš Meluoja velnias. 3 days later. Pavyzdžiui, ar nori kas nors tapatinti su konservatorių partija, kur tenais yra pedofilų? Tai aišku. Buvęs Seimo narys. Ne, tai bet, nu, va, jisai galima, aš Žemaitaitį tik O skaldyti. dabar tada... A few moments later. Ar kas nori tapatinti su... Tapintis. Čia toks Freudo paslydimas nedidelis. Kas nori su tapinu būti? Liberalų sąjūdžiu. Tai yra kyšininkų partija. Beje, jeigu jūs žiūrite mano transliacijas Twitch'e, tai mes kiekvieną sekmadienį aptarinėjame ir kažkokias tai politinės aktualijas. Ir aš esu 100 kartų pasakęs. Aš per Remigijaus Žemaitaičio proxy nelaikau jo partijos antisemitinę partiją. Aš asmeniškai. Aš netgi, ir šitas daugam nepatinka, aš netgi nelaikau jo antisemitų. Aš manau, kad jis yra turėjęs daug antisemitinių pasisakymų pagal grinai vadovėlinę antisemitizmo savoką. Aš tiesiog manau, kad jis yra super chamiškas oportunistas ir populistas, kuris tiesiog sakys ir darys tai, kas jam kels reitingą. Ir kol kas jam viskas, ką jis sako ir daro, kelia reitingą. Tai aišku, čia visai yra kita diskusija. Aš tik tai referuoju tą jo patį pirmą interviu šiame klipe, kuris ten pas Paleckį sėdi, man atrodo. Bet tada toliau šis klipas labai gerai iliustruoja, kaip jis pats to standarto tai nenaudoja kitiems. Konservai jam tai pedofilai, dabar aišku, jam tas
LKD bus rusų šnipai, jam liberalai visą laiką bus ten dėžutėse kyšius įmanti žiauriai korumpuota partija. Ir šitas standartais, aišku, taikys tik tada, kada jam yra patogu, tik prieš tas partijas, prieš kurias jam patogu yra tą standartą taikyti. Tiesiog yra geriausio atveju hipokritas, blogiausio atveju atviras tiesiog melagis, bet bendrai man sako, man atrodo, kad yra tiesiog hamas, oportunistas ir populistas, mano nuomonė. Čmilytės istorija, Čmilytės tėvo istorija, Eugenijaus Gentvilo istorija. Koks gali žmogus norėti atstovauti liberalų sąjūdį, kai partija yra nusikalstama gauja, grupuotė? O nepamirškim, konservatoriai pagal ten 2008 metų kažkokį ten bylos nutarimą yra dar ir teroristai. Va, dar ir teroristai. Kas jau kas, bet Tėvynės sąjunga kaip teroristinė partija turinti bruožų, kur 2007 metais Seimas jūs pripažino, tai jau jie tikrai turi. Gerai, man atrodo, kad per daug laiko skiriame Remigijui, dabar pereikime prie, prie Pimpalutsko su Nausėda. Gal jau pasibučiuokime, taip, jau gal jūs ir pasibučiuokite, jau 24 dienų senumo publikacija, jau man atrodo, jie ir pasibučiavo, ne kartą. Ar istorija pasikartos? Socdemai betaškydami Sodros rezervą, Kubilius pasiruošęs naktinę reformą. Tiek vertas politiko garbės žodis. 1 lito. Klausimas, ar ir tiek būtų verta ant jo statyti, ypač po paskutinių rinkimų, ar ne? Rūkyti griežtai draudžiama. Rūkykite švelniai. Ai, nes tipo. Ką dabar į ministrus pasiūlysi Žemaitaitis? Žemaitaitis, jo. Čia taip. Numeris 1 tema buvo pastarasis porą savaičių. Kai dirbi siuntų gabenimo įmonėje ir patari marketingo skyriui, reikia Black Friday komunikacijos. Juodos kainos, juodos nuolaidos. Sprogdinam kainas, o ne lėktuvų. Man atrodo, turim Lietuvoje tokių prekinių ženklų, kurie tokią komunikacijos kryptį tikrai priimtų. Šiandienos orus mums pristato populiariausias Lietuvos keliauninkas ir youtuberis ir man didelė garbė, kad mano bendravardis Paulius Samoška. Pauliau, kad ir kur tu bebūtum, koks pas tave oras? Tai iš tikrųjų oras tipo kaip ir tragiškas, žiauriai didelis vėjas, lyn. Ačiū Pauliau ir labai dėkoju jums, mėly žiūrovai, už skirtą laiką. Šiam kartui tiek. Slava Ukrainai ir pasimatykime jau kitoje, paskutinėje socialinių tinklų tarnybos laidoje. Puslapį, internetiniai puslapiai, svetainė, jeigu jau taip tinksliau, eik tu šiek, Pauliu, nemoki lietuviškai šnekėti, p***aš ant tavęs.